2006-aisiais ant antro pleisteko išėjo žaidimas neturėjęs lygių – Persona 3. Jis buvo toks geras ir toks sėkmingas, kad po kelių metų išėjo atnaujintas leidimas FES – Festival Edition ir nešiojama versija PSP konsoliai Portable. Tačiau tai dar ne viskas. Žaidimas buvo tiek sėkmingas, kad jis išgelbėjo firmą Atlus nuo kracho. Toks sėkmingas, kad išėjo net ir atskiras anime, 4 anime filmai, komiksas, spektakliai. Koncertai. Ir dar keli šoniniai žaidimai. Firmai Atlus Persona 3 buvo ta auksinė karvutė, kuri neša pinigus dar ir dabar, kurios kultūrinė įtaka jaučiama dar ir šiandien. Nes žaidimas išpopuliarino tokias frazes kaip iškviest personą. O galiausiai 2024 vasario 2 išėjo perdirbimas Persona 3 Reload su modernesnė grafika ir žaidimo savybė. Aš galiu pasakyti tai, kad šį žaidimą perėjau per 48 valandas ir jis yra išties geras. Ir aš tikrai jį rekomenduoju. Nauja versija buvo geriausiai parduodamas kompanijos Atlus žaidimas. Pačią pirmąją savaitę jis pardavė daugiau nei 1 milijoną kopijų. Kalbant apie pinigus ir sėkmę, aš taip pat galiu pasigirti ir tai, kad iš šio žaidimo užsidirbau, nes Fiverr platformoje kažkam reikėjo šio žaidimo užvalgos. Ir tiesiog užsakė žmogus, kad reikia sumontuoti ją. Tai vat, easy $100. Persona 3 buvo šoninė serijos Persona, kuri priklauso serijai Shin Megami Tensei dalis. Tačiau gavosi taip, kad dėl šio žaidimo šoninė serija padėjo pagrindiniai pavėsi. Netgi buvo pradėta lyginti visus žaidimus pagal Persona standartą. O ta serija egzistuoja nuo 1986, tačiau dėl temų, kurios yra tose žaidimuose, pagrindė religijos, niekada nebuvo plačiai leidžiama iki 1997 metų, nes praktiškai visose žaidimuose randama pasaulinė mitologija. Nuo krikščionybės, budizmo, judaizmo, hinduizmo, japonų tikėjimo ir net yra kelios lietuviškos dievybės. Toje serijoje daugumoje žaidimo veiksmas vyksta postapokalipsėje ir mūsų herojai turi tikslai žudyti visus dievus. Net ir Jėzaus tėvą Jehovą, Jahve, JHVH ar kad ir kaip jūs jį vadintumėte. Natūralu, kad šoninė serija, kurioje veiksmas vyksta netokiame niūriame pasaulyje, bus daug populiaresnė. Tačiau kodėl būtent trečioji dalis tokia sėkminga? Dėl to, kad visos kitos dalis buvo prastesnės, na, aš atvirai pasakysiu, kad ne. Visos praeitos dalis tikrai neblogos, nes visas esu žaidęs, tačiau yra tas dalykas, kad jos yra labai crazy. Pavyzdžiui, įsivaizduokite antroje dalyje. Veikėjai kovėsi su austrų dailininku. Kovėsi kosminėse stotise, dirižabliuose, net ir viešuosiuose tualetuose. Ir ten buvo toks nuvažiavimas. Ir siužetas buvo taip nuvažiavęs, toks crazy, kad dauguma tiesiog negalėjo pakelti. O trečia dalis viską nuleido ant žemės. Persona 3 sujungia tradicinių japoniškų RPG elementus. Tai, kad mes žaidžiame už pasaulį gelbėjančius paauglius. Tačiau nėra pamirštama, kad mes žaidžiame ir už mokinius, kurie taip pat eina į mokyklą su testais, kontroliniais atsakinėjimais, miegu per pamokas ir taip pat yra gyvenimas be kovos su monstrais. Yra fantastinė dalis ir yra gyvenimas, kurį gyvena mūsų veikėjas ir ribotas laikas, kurį reikia planuoti. Šis žaidimas pasaulį pristatė Social Links, socialinių ryšių mechaniką. Per dienas po pamokų galėsime šnekėti su merginomis, geiminti, ar užsienietį mainų programos studentą japonofilą nuvesti į kiną. O po jo suprasti, kad kam tie bičiai, kam tos mergos, kai yra geriausias žmogaus draugas šuo, kuris niekada neteisia. Žinoma, laikas yra ribotas ir norint iššūkio, reikės planuoti laiką, jeigu norite paimti visus galimus kontaktus. Kitaip nei vėlesniuose Persona žaidimuose, čia Social Links neduos ypatingų galių, tačiau padidins lygius jungiamos personoms ir suteiks galimybės pasiekti geresnes personas. Yra daugybė personažų ir jie visi turi savų problemų, kurias reikia padėti išspręsti.
Pavyzdžiui, vienos mergaitės tėvai skiriasi. Vienas vyrukas miršta ir prašo pagalbos su kūriniu. Vienas negali suprasti, kai žmonės negali būti savanaudžiais ir taip toliau. Yra tokia dinamika. Kiekvienam ryšiui yra priskirta jam atitinkanti taro korta. Pavyzdžiui, tam šikščiajam verslininkui yra priskirta velnio korta ir jį leidžia kelti lygiai velnio personos demonų. Tiesa, ne visi veikėjai turėjo tuos ryšius originaliajame žaidime, todėl jiems yra atskiri epizodai, kurie suteikia papildomo siužeto aiškumo. Bet kas labiausiai mane kabina, tai žaidimo stilius, animacijos, perėjimai, kadangi jie pakelia žaidimą visą galvą aukščiau, o Reload versija yra ir ray tracingas. Tačiau, nors jis reikalauja daugiau geležies, jo efektas yra labai subtilus, atspindžiai, ir nesimato taip, kaip norėtųsi. Prie stiliaus eina ir garso takelis, kurio originalas buvo visai neblogas, tačiau atnaujintos versijos netgi dar geresnis. Su viena išimtimi – Mass Distraction. Jis skamba blogiau. Tačiau tiek atnaujintos, tiek ir naujos muzikos derinasi su žaidimu ir per 50 valandų neatsibosta. Yra priežastis, kodėl visi rimtesni youtuberiai naudoja Persona garso takelio, nes jis toks geras. Anyway, why don't we start with veggies? Can you cut the tomatoes for me? That was unexpected. I don't usually mess up this kind of thing. Bet tai apie ką tas žaidimas? Na, pagal žanro standartus mes žaidžiam už našlaitį, kuris prarado tėvus 10 metų atgal vykusioje nelaimėje. Ir jis dabar persikelia į Tatsumi salą, mokytis Gekohan vidurinėje mokykloje. Netrukus po to, kai apsigyvename naujame bendrabutyje, paaiškėja, kad mūsų veikėjas turi potencialą ir gali išlikti žmogumi per tamsią valandą, kuri prasideda iškart po vidurnakčio ir pradeda ten vykti visokie keisti dalykai. Aptikus šios gebėjimus mūsų veikėjas iš karto užverbuojamas į specialų išklasinio naikinimo būrį – SEAS, kuris po pamokų keliauja į Tartaro bokštą ir naikina ten esančius demonus, vadinamus šešėliais. Mes su jais kovojame vidinę gale vadinamą Persona ir mūsų herojus greit priskiriamas lyderiu ir turi vesti komandą į kovą. Žaidimas padalintas į kelias pagrindinės dalis – dieną, vakarą ir tamsos valandą. Dienos dalyje pagrindinis jūsų tikslas lankyti mokyklą ir užmėgsti draugystę su aplinkiniais žmonėmis. Kai nelankote mokyklos, galite užsiimti kitais dalykais, pavyzdžiui, žiūrėti filmus, lankyti žaidimų salonuose ir net susirasti vakarinį darbą. Visą tai didina jūsų akademiškumo, žavesio ir drąsos rodiklius, kurių reikia, kad galėtumėte toliau gerinti savo social link, nes jiems yra šiokie tokie apribojimai. Tačiau rodiklių kėlimas, jeigu žaidėjas žino, ką daro, nėra sunkus ir gali palikti per daug laisvo laiko, per kurį dėja žaidėjas nieko negali daryti. Žinoma, kaip ir su kitais Persona žaidimais, jeigu tinkamai laikas valdomas, galima visus spėti ir levelį pasikelti, ir egzaminams pasimokyti, ir MILF Hunteriu pabūti. So, thank you. Wipe that smile off your face, or I'll wipe it off for you, with my fists. Anyway, if you don't mind. If you don't mind. Maybe we could have dinner? Tamsos valandos metu mes judame į požemį Tartarą, kuris sudarytas iš daugybės aukštų. Ir jame tyko visokie bosai, kuriuos įveikus galime pajudėti aukščiau. Ir su laiku tai tampa labai svarbu siužetui. Ten taip pat yra daugybė lobių ir visokių paslaptingų durų, kurias reikia aplankyti. Iš naujų dalykų žaidimą atėjo 5 dalies Baton Pass, kuris vadinamas Shifting. Kai kalat priešų silpnybę, galite perduoti vairą kitam veikėjui per tą patį ėjimą ir padaryti žymiai daugiau žalos. Tai labai gerai apdovanoja strateginį mąstymą. Taip pat ateina ir specialūs judesiai TRG, kurie išties gerai animuoti ir tikrai atrodo kaip tikrai specialai. Kas be ko, jie nėra išvengiami ir jų neįmanoma nepataikyti. O kombatas tikrai geras. Ir dėl minėtų sklandžių animacijų juda išties greitai. Kas man patiko? Jeigu atvirai, visi atnaujinimai, kurie numetė daug riebalo nuo žaidimų. Tai, kad jis nėra toks ilgas kaip vėlesni serijos žaidimai, 4 ir 5 dalis. Ir taip, jis yra gan ilgas, su daugybė turinio, tačiau ne 100 valandų ilgumo, kas mano nuomonė yra didelis pliusas. Speedrunneriai šį žaidimą įveikia per 10 valandų, tačiau ir tai, naudodami visokius triukus. Ir kertinis žaidimo aspektas yra laiko valdymas ir social links. O man tas visai patiko, nes didžioji dalis kontaktų turi rimtų problemų ir temų, apie kurias reiktų kalbėti. Aišku, žaidime tikrai daug turinio ir norint viską pasiekti, reikia praleisti apie 60-80 valandų 100% perėjimui. Tačiau man užteko ir to laiko, kurį aš praleidau su žaidimu. Šiaip, visai greitai turėtų išeiti ir paturbinta Shin Megami Tensei 5 versija Revenge, kurios aš tikrai laukiu ir ji pasirodys ant Steam birželio mėnesį.
Ir taip pat aš laukiu atnaujinimo Persona 3 Reload The Answer, kuris išeis rugsėjį. Jie taip pat bus pasiekiami per mūsų partnerių servisą Game Pass. Todėl ačiū, kad žiūrėjote. Ir su jumis buvau aš, Noelis. Ir kalbėjau aš apie man patinkantį geimą Persona 3 Reload, kurį išties rekomenduoju ir patariu išbandyti. Ačiū, kad žiūrėjote. There is no more that